Raudonuoja orų prognozių žemėlapį kaip mano marškinėliai šiandieną, skelbiantis apie alinantį karštį, ateinantį iš vakarų Europos ir į Lietuvą. Ateinančios dienos bus iš tikrųjų įspūdingos ir čia reikės ištvermės ir protingo elgesio. Tai pradėkime nuo šeštadienio. Sinoptikai ateinančią parą lietaus mūsų šalyje neprognozuoja. Vėjas naktį, jeigu ir papūstai, labai silpnas. Dieną kryptis bus pietvakarių, vakarų. Tiesa, ne itin stiprus, jo greitis turėtų siekti 5-10 metrų per sekundę, tad ypatingai negaivins. Temperatūra naktį bus tarp 12-17 laipsnių šilumos, na, o dieną jau pasiekėme gana ekstremalią ribą, turėtų oras kaisti iki 28-33 laipsnių karščio, tad galime pasižvalgyti, kuriuose rajonuose kais labiausiai ir ko galime tikėtis artimiausią parą. Pradėkime nuo šiaurinės Lietuvos dalies. Kepins čia nevaikiškai 29-33 laipsniai karščio ir kaip matome debesėlių panašu nepasitaikys, kurie galėtų bent trumpam tą saulę paslėpti. Rytiniuose šalies rajonuose temperatūra bus kiek vėsesnė, nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Ukmergėje, Šalčininkuose pasitaikys debesų, kiturgi žadama giedra ir karšta diena. Pietiniuose ir centriniuose šalies rajonuose temperatūra kils nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Vyraus giedri orai, kiek daugiau debesų pasitaikys ties Druskininkais, pavieniai praplauks ties Alytumi, bet žymesnių kritulių čia sinoptikai nenumato. Na ir vakarinėje šalies dalyje termometrai rodys nuo 26 iki 32 laipsnių karščio. Na, galima numanyti, kad plūs gyventojai pajūrį gaivintis ir ilsėtis ir čia temperatūra, kaip matome, dar vietomis pakankamai komfortiška. Tad galime pasižiūrėti į kurortinius miestus ir miestelius mūsų šalyje. Pajūrį ir Pamarėje bus apie 26 laipsnių šilumos, debesuoti su pragiedruliais orai. Tai panašu, kad oro prasme čia bus jaukiausia. Tikrai neturėtume perkaisti, vasariška, graži temperatūra ir oras turėtų mus lydėti. O dabar apie kitas dvi paras. Pradėkime nuo sekmadienio. Lietaus nesulauksime sekmadienį. Vėjas naktį silpnas, diena pietvakarių, vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Dieną kais iki 31-36 karščio. Tik pajūrėje bus apie 27-30 laipsnių karščio. Pirmadienis čia jau taip pat pareikalaus mūsų ištvermės. Dieną vietomis sulauksime trumpo lietaus ir perkūnijos. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų iki 11 metrų per sekundę. Naktį oras neturėtų atvėsti iki žemesnės nei 18-23 laipsnių šilumos. Nuo dieną kebins jau seniai matytas mūsų šalyje karštis 32-37 laipsniai. Tiek prognozuoja sinoptikai, na gal pajūrėje vienu kitų laipsnių, vėsiau ten apie 30 žada pirmadienį. Tiek apie karščius mūsų šalyje, dabar jau kelkimės į Europos žemėlapį ir pasižvalgykime, kokį ten šeštadienį žada sinoptikai. Pas kaimynus Latvijos Rygoje rytoj kaista iki 30 bus apsiniaukę. Kopenhagoje 34 karščio, Stokholme 30, bus taip pat debesuota. Glazge jau gerokai gaiviau, apie 21 laipsnių šilumos ir su lietumi. Londonas kaista iki 33 laipsnių karščio, bet čia taip pat palis. Kitame Europos pakraštyje Kijeve rytoj apie 29 laipsnių šilumos ir saulėta. Na, o Budapešto gyventojams bus iš tikrųjų reikalinga daug vandens ir greičiausiai laiką leisti vėsesnėse patalpose, nes oras įkais net iki 40 laipsnių karščio. Tiesa, saulė bent jau karts nuo karto paslėps po debesimis. Prahoje, Varšuvoje 38-36 laipsniai karščio atitinkamai. Berlynas kaista iki 40. Briuselėje palis, bet anaiptol vėsų nebus 37, Paryžiuje iki 36, Madride apie 34 laipsnius karščio, šiuose miestuose bus debesuota. Debesis ir Romoje, bet labai karšta 36, Atėnuose saulėta iki 33 laipsnių plius, Stambule kais iki 30 laipsnių karščio bus debesuota su pragiedruliais. Ir dar po užsienio kurortus pasižvalgykime, pradėkime nuo Ispanijos. Barcelonoje 31 karščio ir saulėta, tas pats Maljorkoje, Dubrovnike, Varnoje 34-28 laipsniai karščio atitinkamai, čia debesuoti su pragiedruliais orai. Heraklionas kaista iki 29, Antalijoje apie 38 laipsnius karščio, nuo Afrikoje kairė 36, Tunise apie 32 laipsnius karščio žada sinoptikai. Tokios prognozijos tiek mūsų šalyje, tiek Europoje ateinančiam savaitgaliui. Panašu, kad šį kartą Lietuva karščiu ir ta itin aukšta oro temperatūra neatsiliks nuo vakarų Europos ir net Afrikos šalių. Tai saugaus, turiningo ir smagaus savaitgalio ir iki pasimatymo pirmadienį.